Sveiki, čia aš Baltoji lapė ir šiandieną tarot kortų skaitimo tema bus kokius darbus, užduotis ar pareigas jūs turite atlikti ar jūsų laukia, ko nesate įvykdęs. Taigi, primenu, šitas tarot kortų skaitimas yra bendras, todėl ne su visais rezonuos. Šiuo momentu mūsų bendruomenė jūsų yra iš tikrųjų palyginus gan nedaug, bet džiaugiuosi, kad esate kartu su manimi ir tikiuosi einant laikui jūsų tik daugės. Taigi, kokie darbai ar veiksmai, pareigos, sprendimai jūsų laukia, ko jūs dar nesate įvykdę, padarę. Kaip matote, čia simbolizuoja, kad jau porą darbų, sprendimų ar įvykių, tam tikra patirtis gal sukaupta, ką esate jau įvykdę ir dar jūsų laukia. Taigi pažvelkime, kas jūsų laukia. Kokie neįvykdyti sprendimai ar apskritai kokie sprendimai, darbai jūsų laukia. Kokie darbai, neįvykdyti sprendimai jūsų laukia. Kokie neįvykdyti darbai ar sprendimai jūsų laukia. Matau, rodo jūsų emocinį pasaulį. Jūs nesate atviras, sakyčiau, esate šiuo metu uždaras. Pasauliui rodote dalį emocijų. Pasauliui tai gali būti apskritai bet kam, darbe, žmonėm ir taip toliau, artimiesiam. Jūs rodote tik dalį. Rodote dalį, apie ką jūs galvojate, kaip jūs jaučiatės. Kita dalis jūsų yra paslėpta jums už nugaros. Jūs to nerodote. Ir jaučiate šioje, sakyčiau, savo gyvenimo kelionėje šiuo momentu vienišas galbūt, gal nesuprastas arba manote, kad jūsų nesupras. Esate lyg atsiriboję nuo viso to šurmulio žmonių. Arba nebūtinai jūs galite dalyvauti visur. Išorėje, taip, jūs dalyvaujate, galite dalyvauti visur, bet viduje jūs nereaguojate, atsiribojat, pasistatėt lyg kokią sieną. Kas laukia jūsų, kokie neįvykdyti darbai ar užduotis, kas jūsų laukia, kokie darbai ar užduotis, kas jūsų laukia. Kiek matau, jums sako, kad jūs turite išmokti jūsų darbas dabar bus jūsų sunkus, gan darbas palyginus dirbti su savo emociniu pasauliu tikrai sunkus darbas. Aišku, mes lengviau dirbti ties fiziniais dalykais, materialiais dalykais savo gyvenime, bet ties emociniu pasauliu, emociniais dalykais yra sunku, kai jūsų šiuo metu darbas yra emocinis. Jūsų darbas yra
matau vyriškių. Jūsų darbas yra dirbti su, tai gali būti draugas, antra pusė, vyriškių. Tai yra, matau, bendras darbas, tai reiškia ne vien tik jūs. Ne vien tik jūs dirbate, bet ir tas žmogus turėtų ties tuo dirbti. Bet pagrinde, ką kortos nori parodyti, kad jums reikia dirbti ties emocijomis, kad pakiltumėt į aukštesnį lygį, kad dvasiškai patobulėtumėt ir nesulaikyti jausmai mumis užblokuoja ir mes gyvenime sustojame ir nebegalime kažko siekti. Gaunasi toks kaip stop didžiulis ženklas, taip mes gyvename, taip mes kuriame, mes kažką veikiame, bet ar mes kažko pasiekėm? Mes sukamės tam pačiam rate ir nieko nepadarom tada. Tas atneštų naudos mum. Taigi, jūsų darbas yra išmokti nebijoti pasakyti tai, ką slepiate už nugaros. Tai kaip jūs jaučiatės iš tikrųjų. Nebijoti pasakyti, kad suklestėtumėt, sutobulėtumėt kaip asmenybė, kad gyvenimas pradėtų eitis lengvesnė vaga. Šiuo metu jūsų pagrindinė užduotis yra emocijos. Neišsakyti jausmai, mintys, nebijokit kalbėti, nelaikykit savy. Siekite tobulumo. Ačiū, kad buvote su manimi. Čia buvo Baltoji lapė. Dėl asmeninio tarot kortų skaitimo rašykite man privačia žinute. Ir viso geriausio.